Tom atlikėjom, bet čia tam kyl. Tai parodys, kur mes atvažiavom. Čia nelabai suprast. Čia nebent perskaityti. Katovic atvarėm. Į Auschwitz stovyklą. Čia šitą va. Triukš. Bet čia atvirkščiai rodys, jo, čia nesimato. Parodys bišt vidų. Bandysim gerą Gedimins ir buvs. Jums jau ten pasakoju, žinai, kaip ten kur buvo. Šiandien va mūsų palik motopirdas. Einam žiūrėti. Čia išėjai bilietų pirkti kažkur, kad įvažiuotumėm į tą stovyklą, kad yra už kelių kilometrų. Masė žmonių. Visur čia. Autobusai taip toliau. Ten reik laukt autobus. Ten, kurie nuvežt į tą stovyklą, to tikrą. Ten yra toliau. Aišku, čia štai mobilesnis autobusas. Mažiau žmonių sudėm vienau, bet irgi lek. O mes turėjom motociklus. Ir mes nulieksim savo kur. Bet bilietų mūsų saktina neįlės. Tai ir nusipirktams gal čia tik tą pačiu pradžiu. Ir numatysim, beiš padarys kelis video. Šiaip pats beiškapi pavargėsam jau. Labai sekien važiavėms, labai litą reikia važiuoti. Nebuvo kur įsikeisti, 50, 60. Bet šiaip nieko, normaliai. Bandysim nusipirktis bilietus, gal užsukti parduotuvę, kažko nusipirkti, užvalgyti. Aš kapitur pas Gedimin beiški tuštis bagažėlis. Atvykom prieš Auschwitz muziejų. Čia, kaip sakė, paskutinė varta, ne varta, o bėgės atveždavo čia. Ir suvažiaudavo vagoną. Per čia atveždavo. Ėjom pro apsaugą. Bilietas, kaip sako, niek nekainavo, bet reikėjo vis tiek įsigyti. Tada va Gedimins čia ir buvęs. Einam biškį pasižiūrėti. Bet ką mintim nusikeli į ton laikmetį. Ir čia bandai įsivaizduoti vakščiančius žmonės. Neatrodo jaukiai. Čia tai baraka, ne yra, Čia tai senieji visi mediniai. Čia senieji mediniai. Daugybė. O ten gal kas ten tai iš tulpa toliau sugriovė. Tie kaminai? Ne, tokie kaminukai, Tai čia visur buvo barakai. Visur tokie mediniai namukai buvo. Tai tik dalį atstatė. Va tokie. Čia yra Net. Gal yra statyti? Čia tikrai nėra statyti. Va, kitoj pusėje, kaip čia parodyti. O pro čia įėjom. O šitoj pusėje, va, ir kairiai pusės naujieji jau, ne barakai. Tokie dideli. Ką žiūrėjau įdomu, po kiek ten žmonių. Vieną įeisim. Tai žodžiu, per tas vartus atvažiuodavo. O tokie vagonai ten pasižiūrėsim. Ir čia sustodavo. Tik ten iki to miško praktiškai įsitekdavo. Ir visus gindavo laukan. Ir skirstydavo vyrai, moteris, seni, ligoti, vaikai. Tai tie, kurie tikdavo darbui, tai, pavyzdžiui, vyrai ir moteris sveiki, tai jos iškart į vieną sektorių vesdavo, į tuos barakus išskirstydavo. O tie, kurie moteris, kurie vaikai, mažiukai, kur ten persienį, kur ligoti, tai juos ten, paskui mes nueisim, ten vesdavo į atseit, nusiprausti. Tai tokias kameras atseit dušus ir iškart ten. Tai iškart jau tuos? Jo, iškart tuos, terliuodavo. O tuos kitus tai išsiskirstydavo čia, prie darbinių. Kažką galėtų dar nuveikti, ne? Kiek čia žmonių buvo? Ten ir kažkur skaičiai parašyti, bet ten čia vienu metu gyvendavo, gal 200 tūkstančių, tokį gal. Nebeprisimenu, ten pasižiūrėsim netelį. Bet tas, tai ten, yra bokštas, tai ten elektrinis, tai ten ir kraštas šitos. Jeigu ten pasižiūrėti, tai tas miškas ir ten. Ten bokštas. Ten tas miškas ir šons, kraštas, kraštinė. Ta kraštinė metėm įėjom. Į kitą kraštinę ten, tie miškai. Tai įsivaizduok šitoks plotas.
Aš kažkokį filmą buvau matęs, kur pabėga. Musėt iš ten į tą mišką pabėga. Kažkokia mergaitė, kas tenai prasikas pro tvorą. Būdavo tų pabėgimų, bet labai sunkiai, nes skaičiuodavo jos. Kiekvieną rytą išeidavo, į kiekvienų barakų būdavo komendantai ir turėdavo susiskaičiuoti. Ir jeigu vienu trūkst, tai tada pasileisdavo, nes visur čia neleisdavo nei vienam pabėgti. Priejom prie vartų, kuris įsukdavo į barako teritorijai. Čia skirstyta bus. Kaip sakiau, kad žydai iškart buvo esesininkų atskirti, kurie eis iškart mirti į dujų kameras, o kas bus į tas užgirtimą. Pats bėgiai, taip pat šitie barakai. Viskas tas pats. Matai, iš tų veidų jie žiūrėk įsigandę, bet nesupranti. Kur čia kas ves? Čia eini tu paskutinis minut savo gyvenime. Ja, tai galvoju, kad čia nus uždarys biškį reiks pabūt kalėjime, ne? Na. Tikrai, paeinam biškį dar toliau. Na, iki čia tos nuotraukos pasižiūrėk. Nu, tas pats. Ta pat, kai ten aš gyvenu. Matai, tokie šitie vaikai, senutės, nes jau nebe darbo nebetinka, nes iškart į kamerą. Čia ne kaip kambariai jo, ne, čia buvo pamatai. Bet tu kam tos šachtas? Kam čia tos šachtas toks? Paskui čia gal ventiliacijas, gal. Čia ne vien barakai, čia būdavo virtuvės, būdavo ir čia gal kokie atseit dušai, prausyklos, ten pamatysime. Biškį mūsų mazgo. Bet galingai čia atrodo tas koridorius, ne? Kiek turi būti ten žmogui, kad čia vieno žmogaus idėja tai padaryti. Nu, aš manau, kad turėjai pritarimą, vienas pats su pritarėjo, bet tai sugalvojo, tai jisai. Jo, bet čia kas per dydis. Tokias vagonėlės atbogindavo žmogelis. 2-3 dienas, kiek sako, važiuodavo, žalius, lungų nėr kur važiuoti. Čia būdavo skirstymo stotelė. Jo, išsklėsdavo. Čia kur filmus įrodavo tas perons matoma. Būdavo daiktų kalnas. Teritorija, nežinau ką pasakyti, milžinis žadėjau, bet čia tokį nesuvokiam. Nesuvokiam didžiausią. Čia kur atvažiuodavo, ne? Tenai. Tas pats tas žvyrkelis. Čia tik išsikraudavo. Vyrai, moteris. Ir dabar ir rengdavo. Siaubas. Jo, čia kažkokiai, bent pagal vardą žiūrint, vagoną čia. Tai jom prie dujų kameras. A čia paleivės, kiek tų dujų kamerų buvo, gal tyliau, tai lenkiška tarška. Najważniejsza była psychologia. Kierowali tych ludzi do łazi. A čia va, Więc szli do tych łazi. vokiečiai da, išeidami susprogdien. Olbrzymia komora, hala, podziemna. Tai čia šitai dusindavo, jis per viršų mesdavo. Ten pačiu pradžiu persirengi, žinai, viskas okei. Na, čia ateini ir Viskas tau čia bus dušai. Įberdavo tų tablečką tos dujas. Zazarin. Nu, kažkokį. Jo, sureaguodavo su reaguojantis ir viskas. Čia jie sukrisdavo per 20 minučių. Paskui išveždavo. per ten įeidau, per priekį. Aby išeidami nusirengdavo. Ale też na mapie nie ma, na Teraz nie było to SC. O ten, kur mes žiūrėjom, tai ten nusirengimo kambarys.
Pačiam gal stovyklos buvo vis tai dujų kameras čia, kur buvom tą dubę. O spėjom, kad ten buvo čia va. Ai, Iš antro galo ten, kur žiūrėjom, ten įeidavo, nusirengdavo, ten jie numirdavo. Ir tai buvo krematorius. Tas pečius buvo. čia ne. Nu, o ten yra toliau duodas kelias, kur pelinis pratydavo jau sudegus. O krematorius tai čia buvo tas pečius. Nes tai kaminis čia buvo. Čia tas Bikelniaus stovyklos 5 metus jinai gyvavo. Ir per tos 5 metus mokslininkai skaičiuoja apie 1,1 milijono žmonių. Per tą kaminą čia išėjo. Tai 1 milijonas žydų, o likęs milijonas tai lenkai, rumunai, su netradicinių orientacijų. Ir ta ten šitie nusikaltimai, kaip po pagarbos nusikaltimai. 1,1 milijono prasisukti. Čia siena, per kurią nelabai pralysi. Elektra. Na, buvo pajungta ant sukalį. Elektrinis piemo. Jo, čia aš manau voltų nemažai dar. Čia jau pasakė antrieji barakai, ne? Čia naujesnė biškį. Bet kiekvieną turi iškapšyti ir ieško kažko. Ten bokštelis, trūkšti iki ten įėjai. Dujų tos kameras su katilinė. Ir iki pat ten toli to mišką. Aš čia išeidavo į kiemą. Čiukšt leisdavo. Aš čia manau tie stogai da autentiški ir padėt vien šalia kitą. Kiek čia nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, panašu 8 gal kambariai. Vienoj pusėj, kitoj pusėj. O, čia pečius. Vientisas erdvės buvo, ne? Jo, čia šitą važiuok, čia tokia pat va kamins buvo ir per vidurį jau čia į tas šildymą pečius. Taip šildydavo patalpą. Matai, vienam gali pečius. Aš sakyčiau, tu pečiai buvo. Ir sakai, gal čia nuo vidury toks ėja vamzdis iš mūric. Jo, ant stogo 2 pečiai per vidurį. Ventiliacija, kitur netgi 3. Nežinau, bet čia tiek daug kaminų, matoma gal buvo virtuvė. Čia atakai toks vežimėlis. Prikraudau gal kokiu norintas maistą ir veždau. Bandysim užeiti vidų. Tikrai nėra jauku. Toks dar arčiau jauti ton tokį. O pro čia įeidavo. Čia matau kambarėlis. O jarga. Slogė. Čia gultą sėdėti. Čia kažin po vieną, po 2. Ne, čia man atrodo po 2, po 3. Čia ne. Va. O čia būdavo pečius. O jesu. Neišveisos niek. Grindis dėtas iš plytų molinių. Pečius davėns. Čia šildydavas. Čia gal buvo duša, tualeta.
Špetėlis kokiam užlipti. Jau antrą aukštą. Bet gal ant grindų nemėgodavo nieks. Gal daiktus laikydavo po grindim. Tai dvėvus. Ne, nu, sakai, rūs kažkokius tiek. Iš Aušvico. Aš tai bėgė. Jau. Nevažiuot, vartą. Nu jau, nekapti atrodo. Tai na va, vis dabar ką. Jau nebejautina. Gal biški didesnį. Nes ėjome kitus toksim būti. Pabūm. Nu ko, tęsiam kelionį toliau. Bandysim brautis link Varšuvos. Dabar gal kažkur žiūrėsim sustoti pavalgyti. Ir iškuosim nakvynės gal. Nebeužilga. Nes dabar jau biški pradėjo jaustis nuovargis. Taip kaip sako, nebesam tokie kapnauji. Ir toks jau biški, norėtųsi pagulėti gal. Bet žinom, kad esam kažkur labai toliai. Ir dar daug kilometrų lauk mūsų. Ir plus šilta, apie 19-20 laipsnių. Tai mes motociklas, va, čia į tą stovyklą. Ir mes turėjom ten našt, o ten stovėjom aikštelį. Aikštelį palikom savo žirgelis, o mausiam tolyn. Va, kelionis Gidsonta. Lauk, mums bėgės. Jau radam, sako, valgyti. Greit, sak, ne restoraną. Reiks palaikyti kompaniją. Štai mais turėjau pasirūpins. Daunus biški, dar reikėtų nusipirkti. Dar kokį savaitę galėčiau gyventi. Nu, mūsų paskutinis šį vakar video. Gal dar ko nors pafilmausiam. Biški atvažiavom anksčiau. Pasistojom. O, po to dėdėl taupumus tas, kas čia per medis. Neaišku, gėdis po beržą. Sustoj. Esam prie šitokį ežerą. Ten buvom iki pos nusikėlę. Ten daug tokių namėlių. Žadėjom važiuoti gėrį. Bet čia šitą gėdį sako, ne. O aišku, ko ne. Paėmėm, sustojom. Čia nusimesėm palapėmis. O čia aplinkui kažkoks simbolas. Poilsiavietė. Čia matoma uostas ir kažkoks nedidelis. Galės net pafilmauti. O daugiau ko. Niek. Kemperiuk šitą vėnsį prisiglaudys. Va, toks ežeriuks. Bet čia džiugu, kada eina vasara. Tų poilsiautojų nėra daug. Tai va, čia šitą mes žadam praleisti naktelį. Biški pailsėti ir rytoj varyti jau link Varšuvos. Lauk 215 km. Ir tada ten iškuosiam Gedžiau žvaigždutis, gal rasa kokio parduotuvė. Kad galėt jau ramiau važiuoti. Dabar važiuojam biški su įtampa, bet kad galėjom sustoti. O čia malkai yra. Jeigu norės kas pakraut mums malką, sakysim, va, malkai yra unta. Ekti pasikraukit. Šį vakar Gedamins ir pasiėm vairalas. Ko noriu pasakyti, juk be pakoujant miegmaišas. Apie džiugesys, šitą tas išdykėlis sugalvoju biški paprikulinti. Idėjai mėgma iš domon mašas. Aš ten tripčiodamsi. Galvoju vies išpūt, blia marzelį rinks, visak, ne, nieko niek nežinau. Dabar pakoju mėgma iš pizdo maišiu kamon. O vis dainį išgyvenau na apie kliudesėlį. Bet tu įkrinti, galvo, paims padarys vienam biški liūdės, ne savo vienam. Papergyvenk. Sak, nesuprantu, kad prisišėks lakst. Vis teritoriją čiutlenku, neapvaginau, kad nupės maišelis. Bet pasiruot, Gedamins sugalvoj. Kad čia būt buvęs žiauriai gerai. Jo. Nu. Mėgma, aš įsidėjau savo ant savo. Все. Bet, jeigu taip, kai jau neįsilinksmint, pamečiau vien detalį, tokį pakuoji. Kur va, aš buvau pasidaręs kojelį. O va, kur anšiai. O toks blizgutis. Ir koją pasidėti atsisėdus. Nu, išsisok. Gausiau su gintarkėt pasidaryti. Bet čia aplinksma. Viskas mėgma iš maišiuką grįža. Tai viskas kaip super. Gedamins dar netorni palapėnis pasidaręs.
Nieka, aš jau baigu, prisipučiau čiūžinį, nu ir esam gulti. Pailsėt prieš rydieną. Labanakt, da video, mačiau atsiuntrasit.